Paskaityk šitą komentarą ir paklausk savęs, kokie žmonės supa tave aplinkui, kokios poros, ar jie yra laimingi, ar jie kaifuoja nuo santykių, ar jie tik tais išorėje atrodo kaip tobula pora, o grįžę namo net nežino, kaip pasikalbėti, kaip išspręsti konfliktą. Jie viduje jaučiasi tokie nelaimingi, kad nebežino kitos išeities, kaip tik tai skyrybos. Ir baisiausia, kad tai yra tapę norma. Labai dažnai klientai man sako, taigi pasižiūrėk, visi aplinkui taip gyvena, nėra namų be dūmų, ką aš čia pakeisiu ir neverta čia net kažką daryti. Patikėk manim, kad ir kaip banaliai tai nuskambėtų, bet tu gali tapti laimingas. Bent jau dėti žingsnius į tai, kad pagerint savo būseną. Pradėk savęs klausti, palauk, kas aš esu, ko aš noriu iš vis, kodėl aš esu šitokioje situacijoje. Ką aš darau asmeninių sesijų metu, tai mes narpliojam tą žmogų. Ir patikėk manim, akis taip atsiveria, kad tada supranta žmonės, kad jo laimė tai priklauso nuo jo paties, kai jis taps laimingesnis ir jo santykiai taps laimingesni.